išleido rimta leidykla, o čia bungės žinios. Gerai, tai čia daug apie Marijampolį kalbėtų, tai tada eilėraštis, kuris yra toks turbūt artimiausias, nors aš negaliu sakyti, čia šiandien kalbėjau su viena žurnaliste iš ZIP FM, jinai sako, kad šita jūsų knyga yra apie Marijampolį, bet jinai nėra taip tiesiogiai, tai yra, nu, tai ką čia noriu dabar tęsti. Žodžiu, eilėraštis vadinasi balso mutacija. Nežinodavome, kuris kaimas šį penktadienį atvažiuos į mūsų kaimą ir šiaip savo kaimą vadinome ne kaimu, o rajonu. Parduotuvė, kioskas, baras, ferma, lentpjūvė, kultūros namai, mokykla, vaikų darželis, buvusioje fermoje įrengtas kojinių ir pėdkelnių fabrikas, grybų ir metalo supirkimo punktai, 3 triaukščiai daugiabučiai. Kiti kaimai buvo mums lygi kelių. Penktadienį susirinkdavome apie 15. Nesvarbu, vyksta šokiai ar ne. Gal kas atvažiuos, gal kažkas kažkam nepatiks, gal paklaus, kiek dabar valandų, kažkaip netaip pasižiūrės į King Kongą, Sergėjų iš Statybininkų gatvės, kuris vieną dieną atėjo ir pasakė, kad nuo šiol visi turime vadinti King Kongu. Žinoma, niekas neprieštaravo. Vieni kitus puikiai pažįstame, viską esame surepetavę. Priekyje diskantai, kitaip tariant salagos. Aš ir dar kokie 5, turintys imti balsais. Bėgame į užklydusių svečių pusę ir rėkiame. Nu ką, salagos, davai? Už mūsų dramatiniai tenorai. Valasatas, Melkas ir Vandamas. Akimirksniu nusprendžiantis, kaip rimtai nusiteikęs priešininkų choras. Ar tikrai verta įstoti mūsų lyriniams baritonams, Dzikūnui, TT ir King Kongui? Pasitaikydavo puikių susiklausimų, neįtikėtinų solo partijų. Tačiau ilgainiui dingo visi autoriai rašę kūrinius mūsų chorui. Niekas nebenori akomponuoti metai iš metų besikartojančiam mūsų prasidainavimui. O King Kongas, kurį šiandien sutikau po 10-mečio, sako, kad mūsų kaime greitai užsiūs kojines ir pėdkelnes, kad beveik visi mūsų pažįstami balsai dabar jau kitabalsiuose choruose. O Melkas pasikabino, bet šiaip viskas okei. Šypsomės žiūrėdami vienas į kitą, pasikeičiame numeriais ir atsisveikiname. Nu davai, žmogau, ištariu tiesdamas ranką. Davai, bose, išgirstu ir neprieštarauju. Dar vieną tada perskaitysiu. Čia toks apie meilę. Žodį gyvulys daug kartų esu parašęs su U ilgajam. Epigrafas. Tu dar pagalvok, juk išties manęs tai nėra žmogus. Į mūsų kiemą atvažiuodavo bliaunantis sunkvežimis, kurį vadinome būda. Išvesdavome gyvulį, atiduodavome mėsai, nors tėvas sakydavo, kad niekas jo neskers ir nevalgys, kad pūs jo ragus, kad visas pasaulis girdės. Visas pasaulis mūsų gyvulio taip ir neišgirdo. Kai įvežė iš kiemo, mojavome liežuviu ir snukiui, kyšančiam pro būdos plyšius, o tada užaugindavome kitą gyvulį. Kartą paklausiau tėvo, kas bus, kai jis mirs. Ar turėsiu ir aš auginti gyvulius? Ar jie bus reikalingi pasauliui? Ir tėvas atsakė, kad jeigu nesu gyvulys, kada nors ir aš užsiauginsiu gyvulį. Man patiko tave glostyti, traukti orą iš tavo šnervių, pūsti tavo ragelius. Bet dabar įsivaizduok, kad esu pakeliu į skerdyklą. Matyk, kaip pats save paskerdžiu. Išgirsk, kaip neskamba mano ragai. Galvok, kad viskas taip